Pažiūrėsim, kaip čia bus. Tai iš karto prisiveržiu. Taip. Šiaip dar vienas iš variantų buvo šitą apatinę dalį apversti antraip. Šitos įdėtinės detalės būtų viduje. Dabar gavosi išorėje ir tada man jį reikėtų. Šiaip nelogiška, nes jeigu šitas detalės galime išspausti laukan, plus gal ir neišsispaudžia, bet gal skirtumų ir nėra iš tikrųjų. Dėl šito sumuštinis vis tiek gausis toks pat. Varžtų ilgis vis tiek toks pat gausis, jeigu šitos detalės bus, vidutinė detalė bus viršutiniai daly. Čia, jeigu būtų iš išorės, tai būtų geriau, aišku, susiveržtų vidutinė detalė tarp drono apatinės dalies. Būtų žymiai kitaip, o dabar gali būti, kad jie gali iškristi tiesiog tas detalės. Nežinau, kaip iš čia yra judėtas, kaip yra įpresuotas. Tai logiškiausia būtų išardyti vėl viską, ką aš surinkau, ir šitą dalį apversti antraip. Šitie vidutinės detalės būtų iš vidaus pusės, bet tas varžtas suveržtas į vidutinės detalės. Būtų gal gerai, bet pažiūrėsim, kaip čia dabar gausis. Tai toks variantas. Tai čia jau šitas įdėjimas. Silikonas ar ne. Tarpinės turi būti įdėtas tvarkingai, nes čia anglies pluoštas, elektra persiduoda per jos. Įdomu, ar persiduoda. Čia turi jisai kažkokį tai laidumą. Tuoj pažiūrėsim. Ar čia kaip sako. Kas bus, jeigu netyčia valdiklis kontroleris prisiliestų, pramuštų silikoninius tarpinės, ane? Paimkim testeriuką. Megomai. Žiūrim. Taip. Veikia. Ką rodo? Laidumas geras. Va. Matosi. Vidurkis 0,5 ohmų. Realiai toks pat kaip sulesti laidoje 0,3 ohmų. Tai čia šitas korpusas yra super laidus. Tai praleidžia viską. Tai viršutinė dalis kaip ir neturi laidumo, bet čia pralietas šonas. Labai gražiai leidžiasi. Jeigu prilietumėt šičia, jisai nepraleidžia šitą viršutinę dalis, bet kadangi vidutinės detalės, jos jau liečiasi tiesiai su šitu vidumi anglies pluošto ir persiduoda tiesiai per varžtelius. Tai va, jeigu čia jums pramuštų silikoninės šitas tarpinės, kaip ir galėtų būti trumpas jungimas. Ką. Susideda metalytės. Ne taip paprastu čia.
Taip, nenoriu naudoti jokių ten kabliukų kažkokių tai. Nepažiūrės silikono, nu va, gražiai susidėjo. Stalas į apačią. O, varžtai gana stabiliai susidėjo. Puikiai viskas užsimoja į vietą. Tai belieka pasijungti variklius, baterijos maitinimą. Ar ne? Kažkas šitaip. Kondikas ant viršaus dėsis. Čia kondensatorių turim 305 voltai, 1000 mikrofaradų. Tai pažiūrėsim, gal turėsiu kažką tai didesnės talpos, bet gal tą patį panaudosim. Tai va, turim valdiklį. Tai antra dalis. Atrodo, ar ne. Dėtųsi iš viršaus. Metalą. Nu, vat šitaip. Sumalta. Laidas iš. Turime tokių laidelių. Reiks pasižiūrėti, kur kas eina. Čia ko gero greičiausiai bus kameros laidelis. Tai čia mūsų yra taip, skraidimo valdiklio ir variklio bloko. Ar ne, valdiklio sujungimui. Taip, laidai yra, kaip matau, vienodi išvedžiojimas. Nėra jokių sukryžmintų, tai čia kaip ir kitaip jūs neįdėsite, nesumaišysit, pusės yra nesvarbu. Visiškai. Gerai, nu, šitą dar daisim. Pirmą reiks susilietuoti varikliukus, bet galim pabandyti užsidėti dar ir šičia. Silikoninės tas tarpinės. Aišku, gal būtų geriau dėti šitaip į viršų. Šitą schemą, jeigu reiks ir prilietuoti, galim ir taip, bet gal geriau ją apačią. Ne, nes ar lietus, ar kažkas tai truputį apsaugos šitą valdiklį. Žiūrime į šitą gamintoją. Tinklapiuką, kaip jis čia buvo surinktas, kaip jis tas sumuštinis sudėtas. Taip. Pagal viską rodo, kad jis yra surinktas viršui, turėtų būti visos šitas dalis. Šitaip turėtų būti iš apačios. Nuorodą įdėsiu paskui, kur tas valdiklis yra. Taip, nu sudėkim šitaip, kaip gamintojas rekomenduoja. Bandome spausti. Puikiai. Nu, užsidėjau, tai viršus čia matos kažkoks tai. Tai tas valdiklis yra padengtas kažkokiu tai laku, kažkas tai tokio yra uždėta, matosi. Čia gal nieko nėra, bet iš viršaus jis tokia, o tai jungtis matosi blizgų, gal čia matosi, nesimato. Matosi kažkokia padengta. Yra tai kažkiek tai atsparus drėgmei, simboliškai greičiausiai. Tai va. Šitas turėtų būti va šitaip įsidėti. Valdikliukas ir iš viršaus va plastikėliai tokie.
Plastikiniai varžtai. Gražiai užsisuka. Šitaip. Turim šitaip, tai va. Greičiausiai neperinkinėsiu aš to rėmų iš naujo. Tai sukau iš čia aš jį. Tai mintis būtų persukti rėmą apatinę dalį ir įdėtinės detalės pervesti viršų, bet čia nieko jam neatsitiks. Jeigu bus užvirštas iš viršaus, va šitaip gražiai. Nieko jam neatsitinka. Tie varžteliai, realiai, viskas sistema susiverš ir mums nieko baisaus neatsitiks. Jeigu ten ir išlūžtų tas įdėtinės detalės, tai praktika parodys toliau, ar tai tinkamas sprendimas ar ne. Gerai. Lieka mums dabar pradėti lituoti kažką. Taip, tą valdiklį nusiimsiu dabar, jis mums nereikalingas yra. Vaideliai. Dabar čia visokių mačiau variantų, kaip jas pravedžioja, ar ne. Matęs daro šitaip. Kitos pusės prasideda. Aišku, gal būtų tvarkingiau ką pasidaryti iš čia. Vat šitaip. Taip. Gal ir neblogas variantas. Būtų šitaip likutis, o jeigu vesti iš čia, tai truputį gausis toksai, gal gražiai sudėjus. Taip, vieną čia darom. Daryčiau iš aukščiau. Biškį nepatinka man tas išvedžiojimas, reikėtų užkirsti kampų daugiau, galbūt šitaip. Šitaip. Biškį nelabai gražiai man nepatinka. O, kad jie svarė. Jeigu šitaip padaryčiau. Jeigu šitaip prasiveščiau, būtų visai neblogai. Gražiai, laidai neišsikištų. Viskas būtų tvarkingai. Pažiūrėjau, galim į vidų įdėti. Ne. Tai va. Teks kirpti. Teks žiūrėti. Tai, galim iš karto pasijungti. Tai, kas čia toks yra kažkas tai. Nežinau, matosi, nesimato. Matosi kažkoks tai trumpiklis ar kažkokia tai plaukas, kas čia yra. Reikėtų jį didžiau pažiūrėti ir kas ten matosi. Taip. Matote, ne, plaukas kažkoks tai. Tiesiog greičiausiai nuo lakavimo yra likęs. Nuo teptuko ar nuo kažko tai tokio. Čia viskas jaučiasi pirštų, kad yra padengta lako. Tai čia nieko baisaus nėra. Mūsų pirštų pakrapštas, tai čia liktai ir dingo. Tiesiog buvo plaukas. Netrumpiklis kažkoks tai. Taip, sudėkime iš karto mes laidelį. Kas čia yra? Jisai man nenori lysti vietą savo. Kas trukdo? Negi yra skirtumas koks nors.
Taip, nerandu. Šitai turėtų leisti. Kažkokia problema yra. Kažkas mums netinka. Kažkas stipriau spausti. Baisu perspausti. Gal yra kokia laka papuolė kažko tai. Bet lyg tai gerai. Tvirtai viskas. Tai statome vietą. Ir čia užsisuks tas mūsų laidas į maldiklį. Tai ko mums nebereikia. Nu ką, litavimas prasidės. Taip, litavimui pasinaudosiu bešvinį, lydmetalio. Aišku, truputį sunkiau litojasi, reikia truputį aukštesnę temperatūrą naudoti, bet tikiuosi, neperkaitinsiu šitų takelių, reikia atsargiai su jais. Ir šitokį fliusą, ar ne, kurį panaudojus, nereikia nuplauti litavimo vietos. Tai nereiks jaudintis, ar ne, kad po kiek laiko litavimo vietą tiesiog suės rūgštis, ar ne. Tai naudosiu šitas, tokias priemonės litavimui. Tai fliusą nebijokim dėti. Kuo daugiau, tuo geriau. Taip, lituoklį įsikaitinkim. Nu ką, pabandykim palituoti. Žemiausias temperatūra 270. Lydosi. Taip, jau lydmetalio mes čia negailėkim šitose vietose. Dėkim kuo daugiau. Galėsim. Taip, šią temperatūrą reikėtų pasididinti. Nes iš karto jaučiasi, kad lydmetalis iš karto sustingsta. Nepakankamai įsikaitino. Man lituoklis gal toks tai yra. Jau žymiai geriau. Dėkim dar daugiau nuo šitą. Tokiu kalniuku, reiškia, meskim.